Sveiki visi, šiandien mes vėl susitinkam pas mane studijoje. Taigi prieš kelias dienas scrollinau tiesiog Enabui, norėjau pažiūrėti, kas įdomaus. Mačiau pakankamai daug įvairių dalykų, kurie mane labai sudomino. Bet dalykas, kurį pamatysit šiandien, mane buvo labiausiai sudominęs. Mystery boxas. Nu, ten nebuvo parašyta, kad ten yra mystery boxas, bet techniškai čia yra mystery boxas. Ta dėžė su kompiuteriu dalim kainavo 20 eurų ir PVM su atvežimu. O dabar nedelsant. Let's go. Štai taip atrodė dėžė, kurią gavau. Aš juokauju, aš jau ją atpakavęs esu. Šiuo metu našuosi baisalinę dėžę. Čia yra belė kiek kompo dalių. Nesuvaizduoju ar veiks, bet pamatysim. O dabar parodysiu jums itemus, kuriuos gavau. Čia yra DDR3 motininiai. Taip jūs ekrane matot DDR3 motininę, kuri man mažiausiai yra reikalinga. Aš neįsivaizduoju, ką aš su ją darysiu. Parašykit komentaruose, ką man galima būtų padaryti su šitą motininę. Nes aš jos tikrai nesuruošiu dėtis į savo kompą. Taipogi gavau žiauriai gerą procesorių, kuris 100% veiks. Tada aš iš pradžių nelabai supratau, kas čia yra, nes yra didesnis žymiai negu paprastas procesorius. Tai pasiskaičiau ant galo, buvo parašyta Athlon kažkas čia. Ir jau mano rankos purvinos. Norėjau sužinoti, koks yra šito procesoriaus pavadinimas, bet šio procesoriaus pavadinimas yra... Tada gavau ventiliatorių. Jis yra labai mažiukas, nemanau, kad jisai kažką labai aušins. Gavau DDR3 CPU kulerį. Tikrai šios dalys nėra akivaizdžiai naudotos arba išnaudotos. Tada gavau ventiliatorių, kuris labai gerai veikia. Iš tiesų yra kaip naujas. Tokio tipo ventiliatorius yra naudojamas aušint 9-13 kartos. Mano koja naušinu. Aš iš pradžių nelabai supratau, kas čia tiksliai yra, nes nemeluosiu, atrodo labai įdomi. Man atrodo, kad čia yra garso plokštė. Tada mes gaunam tinklo plokštę. Gavau krūvą SATA laidų. Šiaip SATA laida yra visai geras dalykas, tik šitas atrodo biškį nusprogęs. Visai geras šitas. Visai geras itemas. Dabar atspėkit, kiek gavau ramų. Aštuoni, 9. DDR2. Jūs pasižiūrėkit, kiek čia yra fucking ramų. Visos motininės, kurias gavau, yra DDR3. Kas mane labai liūdina. Jeigu būtų DDR4, tada būtų labai gerai. Bet aišku, Enabui tokių dalykų negausiu iš pigią kainą. Blė. Nežinau. Parašykit komentaruose, ką man daryti su šitais ramais, nes aš neįsivaizduoju, kuriuos dėti ir ką daryti. Dar vienas nereikalingas procesorius, tikriausiai Intel UHD Graphics Ultra Super Magic Pro Version Elite. Čia yra 3 motininės, nežinau, ką aš irgi su jom darysiu, nes čia yra DDR3, o aš nelabai galiu ką padaryti su DDR3. Arba tikriausiai šias motininės aš sutaškysiu. Tada aš iš pradžių bandžiau aiškintis, kas čia yra per dalykas, nes aprasme, pažiūrėkit, matot jūs šitą feną? Pažiūrėkit, kokius dydžių. Aš iš pradžių maniau, kad čia bus kažkokia maža motininė, bet čia tiesiog yra vaizdo plokštė. Vėl SATA laidas, kurių man nebereikia, nes aš jau turiu per daug. Tada neatsimenu, kaip šitas vadinasi, bet su juo tavo kompas būna šaltesnis. Jis yra 2007 metų leidybos, man atrodo. Jeigu šie duomenys man nemeluoja. Tada gavau vėl sutrystą šitą radiatorių, aš jį pavadinsiu. Keletas uždengimų, kurių aš jau taip turiu. Nežinau, ką man su jais daryti reikia, bet... Čia kas per dalykas, net nelabai žinau, man atrodo, kad čia yra tie, kur užsukt vaizdo plokštę. Ir galų gale gavom laidą. Tai yra viskas, ką gavau už 20 eurų mystery boxą. Mokykimės iš savo klaidų. Ačiū, kad žiūrėjot.